Sveiki. Šiandien mes su vaikais filmuosim paprastą eksperimentą labai, bet pirmą kartą iš mūsų namo ant ratų bus. Žiūrėkit, mes čia turime vandens. Čia turėtų būti ąsotis, bet jis toks improvizuotas ąsotis. Kokį turime. Čia yra du apelsinai. Vieną parodyk, Maja. Apelsinas, ko jie skiriasi? Vienas... Išluptas. Jo, vienas išluptas, kitas neišluptas. Pažiūrėskim, kaip jie elgis. Pirmiausia, įmeskim išluptą apelsiną į vidų. O aš tada šitą, gerai? Taip. Žiūrim, pažiūrėkit. Kaip jis elgėsi vandenyje? Ne. Taip. Vienas tau, vienas man. Taip. Kaip jis elgėsi vandenyje? Ką jis padarė? Tiesiog sėdi. Bet kur jisai? Viršuje, apačioj? Apačioj. Paskendo, taip? Dabar Kristoferis įmes neišluptą apelsiną. Pažiūrėsim, kaip jis elgsis. Na, jisai nesiruošia skęsti. Kaip jums atrodo, Kristoferi, kodėl jis taip daro? Kodėl jisai Nes yra uoras oduoj? Jej! Nes po oda, tarp odos ir apelsino yra oro ir jis elgiasi lygiai taip pat, kaip elgiasi, tarkim, plaukimo žiedas. Taip? Atsisakundžiau atspėti. Nu, tai logiška, tu jau daug žinai. Kai mes nulupam, tas oras išeina, taip? Štai toks paprastas eksperimentas. Čia kaip plaukimo žiedas. Kai užsidedi plaukimo žiedas, jis tave laiko, taip? Galima paimti šitą. Na, ką. Šitą uždėti ant viršaus. Ir kaip tada? Nu ką. Ačiū už eksperimentą. Laukite mūsų kitų sudėtingesnių eksperimentų. Na, dabar nusprendėmės dar paeksperimentuoti. Pažiūrėti, kaip elgėsi kiti vaisiai. Žiūrėkit, kivis guli apačioj. Jisai ganėtinai toksai, kaip čia pasakyti, tankus vaisius. Didelis tankis, jis neturi tiek daug oro. O pažiūrėkim obolį. Mama. Kas man gali mesti obolį? Numesk. O obolys, va kaip plaukia. Obolys turi daug oro, taip. Na, ką tu dar mesi? Aš šitas... Ne. Šitas nuspėjamai, taip. Šitas turi daug oro, mandarinas. Puiku. Kažkas čia žaidžia. Žaidžia. Na taip nufilmuoti. Gerai, čia Maja toliau tęsia eksperimentus. Čia kompotą dabar padarė. Primėtė viską. Matėsi, kad braškės neskęsta, taip. Ir mandarinai, mangas bandytų ištrūkti, o kiviai sunkus guli apačioj. Taip. O čia mūsų dar matosi Hario Poterio lazdelė, Kristoferi. Mama, dar šitą nenufilmuoti. Kalėdinė dovana. I like strawberry.